Prasideda šios rungtynės, pirmieji spyriai, pirmieji bandymai ir sunkios rungtynės, galiausiai pergalė. Nustebino Vilkai? Nežinau, gal šiek tiek nustebino, nes rezultatas, kaip matot, nėra labai geras. Mes nesitikėjom, kad tokį rezultatą baigsim, žaidęs sunkiai. Bet nežinau, man rodos, kad šitą rezultatą lėmė tiesiog mūsų pačių klaidos. Jeigu mes duodam kitai komandai žaisti, jie žaidžia. Aš manau, kad per likusias treniruotės pasitengsim tų pačių klaidų nedaryti ir viskas bus gerai. Žiūrint į ateitį, toks geras spriktas šiose rungtynėse su gera pabaiga, naudingas labai? Aš manau, kad naudingas, nes gal mums ateis į galvą, kad mes turim labiau susikaupti, nedaryti tų pačių durnų klaidų. Ir manau, kad jeigu mes pradėsim taisyti šitas klaidas ir suprasim, kad mes neturim duoti kitai komandai žaisti, manau, kad viskas bus gerai. Realus šansas nugalėti Baltraks. Ko trūko? Paprasčiausiai atakų užbaigimo. Nežinau, tikriausiai žiūrėdamas vaizdo įrašą paskutinius plaukus nuo galvos nusimesiu iš nervų, tikriausiai jau 4-5 šansus. Visiškai neužbaigėm, kur ten dar 1-2 fazės ir galėjom užbaigti ir pralošėm tokių nedėlių rezultatų. Manau, jeigu būtume bent 1-2 tas progas pasiėmę, ko gero gal būtų buvę pozityvesnė pabaiga, bet yra kaip yra. Neišpildai, nepilnai taškų priešininkas to pasinaudoja. Pirmas kėlinys Baltraksas su 0. Kokia paslaptis? Pagrindinis momentas buvo ėjom į šias varžybas psichologiškai kuo geriau nusiteikę, tiesiog norėdami neduoti jokių lengvų taškų, jokių lengvų dovanų, kaip pridalinom Kaunui prieš porą savaičių. Aišku, jie darė klaidas ir mes darėm klaidas, bet tas pasiteisino. Kartais vėjas šiek tiek papūtė kamuolį, jiem pamaišė, priekis buvo, bet visumai taip džiaugiuosi. Po kėlinio išeiti su praleidus 0 taškų, tai psichologinis toks pastiprinimas į antrą kėlinį einant. Žiūrint į ateitį, nepaisant to pralaimėjimo, rungtynėse turbūt galima apskritai rasti labai daug pozityvo. Tai vienareikšmiškai, ko gero, didesnę laiko dalį rungtynių turėjom kamuolio kontrolę. Daug laiko praleidom jų aikštės pusėj. Aišku, yra, kur reikia labai smarkiai pasitempti ir išpildžius tas progas, kaip ir minėjau, tas rezultatas būtų teigiamas. Tai daug pozityvo tikrai, aišku, vyrai nusiminę, norėjo laimėti, šiandieną buvo gerai nusiteikę, bet su laiku po truputį viskas ateis. Puikios rungtynės, tikrai puikios rungtynės ir abiem komandom labai naudingas.